sporto komitetas, rengdamas laidų ciklą apie sportuojančius kurčiuosius, pristato Klaipėdos Šermukšnio sporto klubo iniciatyvą mankštos vyresnio amžiaus žmonėms, seniorams. Kalbiname šių mankštų vedėją, kineziterapeutę Aistę Daugėlaitę. Gerbiama Aiste, ar vyresnio amžiaus žmonėms reikia daryti mankštas? Taip, reikia. Kokie pratimai vyrauja mankštose? Dažniausiai vyrauja sąnarių paslankumo gerinimo pratimai, tempimo pratimai. Ir darome pratimus, kurie skirti yra sustiprinti raumenis, pasiremiant inventorium, tai gumomis, kamuoliais, įvairūs vienos kojos pratimai arba vienos rankos pratimai. Ar seniorai nori lanko mankštas? Noriai, džiaugiasi, ateina, visą laiką tie patys dažniausiai būna ir naujų. Kokio amžiaus seniorai ateina? Seniorų daugiausiai turim pensijinio amžiaus. Yra žmonių, kuriems yra 80 metų. Ar nepavargsta jie? Ar nebūna per sunkios tos mankštos? Aš kadangi pati visą laiką paklausiu, kaip jaučiasi, ką skauda, ko neskauda, kaip jaučiasi po kiekvienos treniruotės. Stengiamės pratimus taip pat daryti pagal pojūčius, nepersistengiant. Tai manau, kad viskas yra gerai. Aišku, neišvengiamai yra persistengimų, bet čia yra ir žmogaus tas savęs analizavimas. Ar užduodate namų darbų? Seniorai patys žino, kad taip. Aš visą laiką užduodu individualiai daryti namų darbus. Kokią vietą žmogaus dienoje turėtų užimti mankšta fizinis aktyvumas? Mankšta turėtų būti skirstoma į dvi dalis. Tai viena mankšta skaitosi, kai mes judinam sąnarius, raumenis, bandom pagerinti jų paslankumą ir raumenų jėgą. Tai tokia mankšta gali būti daroma ne mažiau negu 4 kartus per savaitę. Ir turime kitą mankštą, kuri yra skirta širdžiai. Tai labai svarbu, kad vyresnio amžiaus žmonės turėtų apkrovimą širdžiai. Reiškia, labai dažnai per paprastą mankštą vyresnio amžiaus žmogus net nesušyla. Jis tiesiog prajudina sąnarius, įdarbina raumenis, bet neturi fizinio krūvio, kuris priartintų širdį prie jos darbingumo. Todėl labai svarbu bent jau 3 kartus per savaitę ar pasivaikščioti, ar praminti dviratį, ar tiesiog palipti laiptais, kad širdis gautų krūvį. Ne tik raumenis, ne tik sąnariai, bet ir širdis. Ko palinkėtumėt sportuojantiems seniorams ir ko palinkėtumėt nesportuojantiems seniorams? Savo sportuojantiems seniorams palinkėsiu, kad tęstų mankštas, darytų namų darbus, užsiimtų tiek vasarą, tiek žiemą fiziniu aktyvumu, o žmonėms, kurie bijo arba pergyvena dėl savo sveikatos, nori sportuoti, tai tikrai kviečiu sportuoti, užsiimti mankštą ir būtinai kreiptis į specialistus, kurie gali padėti. Ir pabaigai, ar jūsų pačios diena prasideda nuo mankštos? Esu pati pajutus, kad su seniorais besimankštinant, jaučiu, kad pačiai reikia mankštos. Todėl labai džiaugiuosi, kai darau mankštą su seniorais, nes pati jaučiu, kaip dirba raumenis, jaučiu, kokie sąnariai yra sustingę ir kuriems reikia paslankumo. Rytais mankštą darau 2-3 kartus per savaitę. Aktyviai sportuoju po 2 kartus į savaitę, kur labiau apkraunu raumenis. Ačiū už išsamius atsakymus. Prašom, prašom. Labą dieną. Kaip jūsų vardas? Dalia. Jūs lanko šitas seniorų mankštas? Taip. Nuo pradžios? Taip, nuo pat pradžių lankau. Ir buvau kartą užimta, bet šiaip lankau. Ar patinka? Patinka.
Ar duoda naudos? Taip, jaučiu, kad yra nauda. O kokie pratimai gal labiau patinka? Manau, kad visi yra reikalingi. O gal yra tokių, kur nenorėtų? Nėra nepatinkančių, visi man patinka. O gal šitą gal su namie, vienai pačiai gal geriau? Ne. Namuose tingiu, randu kitų užsiėmimų. Čia geriau sportuoti. Gerai, ačiū. Tada, kaip jūsų vardas? Petras. Petras. Klaipėdietis? Taip. Kodėl vyrai pasyvesni yra mankštose negu moteris? Nežinau. Gal darbas, gal kas? Sunku pasakyti, kodėl. O pats sportavo jaunystėje? Taip, sportavau, krepšinį žaidžiau. Žiemą slidinėdavau. Kodėl pasirinkot mankštas? Laisvas laikas, turiu laisvo laiko, dėl to ir atėjau sportuoti. Sako, žmona sako, dukra privertė. Ar jaučiasi mankštos nauda? Taip, jaučiu. Gerai, ačiū. Mankštas lanko ir legendinė Klaipėdos kurčiųjų sporto atstovė Janina Gedgaudienė. Prisimenat mane? Sakykite, ar patinka mankštos? Ar reikalingos? Taip, labai naudinga, nes senatvėje vis tiek būna skauda, tai ten mankštos yra svarbu, yra naudinga. Atsiranda įvairių skausmų, tai pasimankštinti labai gerai. Su bendramžiais šitą didelį kalbą. Kartu sutinkat smagiau gal mankštintis negu namie? Na, daug užimtumo yra visokių reikalų, žodžiu, namuose geriau išeiti. Namuose kiti reikalai. Yra kokių nors mėgstamų pratimų? Šiaip šaškės man patinka, vat, iš sporto, smiginis ir panašiai. O iš pratimų? Iš pratimų gal kokių? Reikia mankštų, patinka, bet truputėlį aišku tingiu kai kuriuos daryti. Gerai, ačiū.